kažkam užkliuvo, gali vėl padūsauti šiandien, taip kad neįsigąskit. Sveiki visi. Tai va, dabar viskas pagarsint, sakot, ar ne? O ta prasme, aš ko gero jau net negaliu daugiau pagarsinti. Jūs pas save pasigarsinkit. Ten apačioj po mano nuotrauką yra tokie du rutuliukai. Pastumdykit juos į vieną ar į kitą pusę, pasigarsinkit patys, gal pas jūs ten per tyliai. Nes aš jau daugiau pagarsinti negaliu, man neleidžia, neduoda daugiau. Gerai, tada tvarkoj, užrakinu. Kol kas užrakinu, mane girdit, vadinasi, to mums ir tai reikia. Šiandien labai skubėsiu, todėl kad labai mažai laiko turiu, vėl einu į konferenciją po to. Ir negaliu ilgai užtrukti, žiūrėsim, pamėginsiu susakyti, kas labiausia reikalinga, ko svarbiausia reikia, pamėginsiu greitai susakyti. Galbūt dar liks kažkiek minučių klausimams, todėl labai prašau, klauskit tik tai, gal geriau šiandien dienos temų, to prasme apie tai, ką kalbėsim šiandien, klauskit šitą temą. Nebent kam nors, kas nors labai svarbaus ir iš kitų temų, bet stenkimės labai taupyti laiko, nes tikrai šiandien turiu labai mažai laiko ir privalau būtinai sužinoti viską ir po to rytoj paruošiu filmuką, video įrašą paruošiu su viskuo, ką žinosiu, ką pamatysiu, ką išgirsiu, kas patvirtinta, kas nepatvirtinta, viską ir tada jums paliksiu rytoj arba jeigu nespės paruošti filmuko, jeigu jis bus ilgas, tai gal poryt, bet gausite filmuką ir galėsit visi žiūrėti visus kartus, kiek norit. Šiandien apart to, kad pažadėjau vakar pakalbėti, kaip su tais slaptažodžiais, kaip su tom problemom, su dokumentais ir taip toliau, kadangi žinau, kad vis dar yra žmonių, kurie niekaip negalėjo gauti slaptažodžio, kad galėtų prisijungti prie naujo ofiso. Šitą temą mes pagveldensim, panagrinėsim, bet vėlgi pakeliui išdygo, kaip visada man išdygsta viena kita smulki temelė pakeliui, išdygo pakeliui tokia tema. Darbų darymas. Visų pirma, labai noriu pasakyti visiems, nes ne vienas turbūt užkliuvo už to, kad kaip atlieki užduotį ir ten, kur anksčiau būdavo sudėjimo, reiškia, reikėdavo sudėti, dabar tengi mes žinom, kad mums duoda tas visokias kreivas, šleivas, kreivas raidės ir taip toliau. Atsirado tokia problema, kad tam raidžių langelyje, to saugos kodo langelyje duoda kažkokį tekstą smulkiom raidytėm, pilnas langelis teksto ir visai net neleidžia pakeisti to teksto. Ta prasme, spaudi tą kvadračiuką tokį su rodyklėm apvaliom ir niekaip nepasikeičia į nieką kitą. Jau ne vienas susidūrė su šita problema. Ji labai lengvai išsprendžiama. Išvalykite naršymo istoriją. Nesvarbu, kokią naršyklę dirbat, bet kurie iš naršyklių vis tiek išvalykite naršymo istoriją. Patartina tai daryti prieš pradedant daryti darbus, todėl kad jeigu vidury darbų darymo valysit, vis tiek teks jums atsijungti ir nieko gero nesigaus. Taip kad tiesiog įpraskim, paprasčiausiai priimkim kaip kažkokį įprotį, prieš pradedant daryti darbus, paprasčiausiai įsivalom naršyklę, tai trunka, aš nežinau, aš galiu per pusę minutės išsivalo ko gero. Pusę minutėlės išvalyta naršyklė ir jokių problemų. Dabar kaip jas išvalyti, jau Ramūnas ten filmukus įdėjo grupiai, 3 gal naršyklių ar 4 naršyklių, kaip išvaloma, trumpi filmukai, ten minutės gal filmukai, pažiūrėkit, viskas paprasta. Porą kartų paspausit, 2-3 kartus paspausit vieną kitą vietelę, kur reikia paspausti ir naršyklė bus išvalyta. Ir žodžiu, reiškia, įsidėjo Mozilla, Explorer, Chromas ir Opera. Šitų 4 naršyklių valymą. Jeigu kartais kas nors dirba dar kokią nors kitą naršyklę, kurių nepasakiau, dėl viso pikto klauskit Ramūno, jisai žino šiaip jau daugiau naršyklių kaip išvalyti, kad jeigu kam dar trūks šitų.
Taip kad šita problema išsivalai naršyklę, naršymo istoriją ta prasme ir viskas, problema išnyko. Paprasčiausiai lengviausiai pasidaro darbai. Vienas darbų darymo niuansas. Antras darbų darymo niuansas. Labai daug žmonių iš tikrųjų pyksta, kokios šitos raidės, nesąmonės, ko tik nemačiau, ko tik neskaičiau, sakė, man nusileido rankos, aš mesiu darbą, aš nedirbsiu. Kartais verkti, kartais juoktis norisi iš tokių dalykų. Jeigu tai pačios didžiausios jūsų gyvenime problemos, neįskaitoma viena kita raidė, tai jūs tada labai laimingi žmonės. Aš tik tiek galiu pasakyti, kad čia nėra jokia problema. Iš tikrųjų, labai greitai priprantama prie tų raidžių. Visų pirma, aš patį pirmą kartą, kai įsijungiau, tai iš pat pirmos užduoties gal 15 tų saugos kodų, kita ir nei vieno neperskaitau. Iš tikrųjų, tai nereikia nervintis, nereikia skubėti. Ką patariu padaryti? Padidinkit langą. Naršykliai, šiaip mes žiūrim naršykliai tame lange 100%. Spauskite CTRL ir pliusiuką ir pasididina langas. Tos raidytės pasidaro toliau viena nuo kitos ir patikėkit, šiandien dariau už 3 kontraktus užduotis. Nei vieno karto nesuklydau, nei vieno karto nebuvo neįskaitoma, nei vieno karto nereikėjo keisti nei vienos šitos saugos kodo, ta prasme. Kiekvieną, koks ateina, tokį parašai, koks ateina, tokį parašai. Visiškai jokių problemų. Paprasčiausiai, kaip lietuviai mėgsta sakyti, yra įstatymai, yra ir apstatymai. Tai čia yra sunkumai ir yra jų sprendimai. Tiesiog CRL ir jo CTRL. CTRL pliusiukas, padidėjo langas ir puikiausiai viską įskaitysit. Kai baigsit šitą, vėlgi spaudžiat CTRL ir nuliuką. Ir atsistato į normalų dydį jūsų langas ir jokių, patikėkit, pamėginkit, padarysit ir pamatysit, kad visiškai jokių problemų, puikiausiai įskaitoma. Sekantis dalykas. Čia žmonės dejuoja, aš jau vakar sakiau apie užduočių skaičių. Užduočių skaičius šiuo metu bronza turi 15. Tai nereiškia, kad jis turės visą gyvenimą 15. Gal po mėnesio turės 20, o gal turės 30. Bet po 15 ar po 20 sekundžių, o po 30 sekundžių. Ta prasme, kad mes turėjom kažkokį skaičiuką nusistovėjusį, tai dar nereiškia, kad taip visą gyvenimą bus. Niekas nesakė, kad visą gyvenimą tai bus. Visą laiką kompanija sakė 10-20 minučių. Tie, kurie dirba nuo pat pradžių, puikiai žinom, kad keitėsi numeriai, skaičiai tų reklamų. Apskritai pradėjom nuo 3 reklamų žiūrėjimo. 3 reklamas iš pradžių žiūrėjom. Paskui buvo, kad vizionieriai žiūrėjo 60 reklamų. Paskui 5. Paskui 10, paskui 15, iki šito pakeitimo sidabras žiūrėjo 15, bronza žiūrėjo 10, dabar sukeitė vietom. Ta prasme, neužsifiksuokim dėl tų reklamų ir aš nesuprantu, nejaugi jūs iš tikrųjų yra žmonių, kurie mato tame problemą, pažiūrėti 10 ar 15 reklamų, čia jau pasibaigė gyvenimas, tai jau iš tikrųjų esat labai laimingi žmonės, jeigu čia yra jūsų pačios didžiausios gyvenimo problemos. Kodėl matyti problemas ten, kur jų nėra? Vienas iki pripraskim mąstyti kitaip, vienas iki pradėkim galvoti, aha, čia toks keblumas, jokių problemų. Toks keblumas, vadinasi, aš pasidėsiu ir pagalvosiu, kaip man išeiti iš to keblumo, viskas. O kas iš to, kad leidžiat laiką dejuodami? Ką nors išlošia dejavimo? Aš nemanau. Nu, aišku, mažiukai vaikai, kuriem 2-3 metai, kai paverkia, tai gal mama žaisliuką nupirks. Bet mes jau išaugom iš to amžiaus. Taip, kad būkit tokie malonūs, neverkit. Dieve sergėk, nepagalvokit, kad aš jums visiems sakau, tikrai yra fantastiškų žmonių. Kaip jau vakar sakiau, į karą eičiau su savo komanda, taip ir yra, bet yra tiesiog paprasčiausiai keiskim savo požiūrį. Jeigu negalim pakeisti situacijos, keiskim savo požiūrį į tą situaciją ir viskas pasidarys. Dar vienas dalykas. Reiškia,
Po 10 reklamų bronzos pakete, vėlgi tęsiu kalbą apie bronzos paketą. Po to, kai pažiūri bronzos pakete 10 reklamų, duoda $2. Ir būna kartais, kad užstringa, sekančių 5 neduoda. Ta prasme, jos ten matosi, kad yra dar tos 5 reklamėlės, ta prasme, nuorodos į tas likusias 5 reklamas. Bet tas dryžiukas geltonas nepamėlynuoja. Ta prasme, ir žmonės, kurie dar gal naujokai labiau nežino, nepamėlynavo dryžiukas ir sako, daugiau man neduoda daryti reklamų, man sumokėjo už tą 10 reklamų $2 ir daugiau neduoda. Tai mesgi turim auksinį klavišą. Savo kompiuteriuose turim klavišą, kuris mus 1000 kartų gelbėjo ir šį kartą taip pat. Paspauskim F5. Spauskim 1, 2, 3, 4, 5 kartus, daugiau tikrai nereikės. Paspausit F klavišą ir tas dryžiukas vėl pamėlynuoja ir jums leidžia toliau padaryti tas 5 likusias reklamas. Ir kai padaro tas 5 likusias reklamas, prie tų $2 prisisumuoja dar vienas. Taip, kaip buvo anksčiau, taip ir liko, moka, bendra dienos suma yra $5. Taip, kad bus tie $5. Ko gero, dėl užduočių darymų viskas. Dar viena pastabėlė, irgi iš grupės atsinešiau tą pastabėlę. Kur dingo dokumentai? Kur dingo dokumentai, čia mums garantavo, kad mūsų kompanija čia mums garantuoja už mūsų dokumentus, o dabar pavogė dokumentus. Mielieji, dokumentai būtent saugos sumetimais negrįžo į ofisą. Kodėl? Todėl, kad mūsų 1,5 milijono sistema nesugebėjo teisingai sukelt atgal dokumentus, tai dabar tie, kurie dejavo dėl saugos trūkumo, noriu jūsų paklausti, kaip manote, ar saugiau, kad sistema nepajėgdama ir klysdama sumestų dokumentus bet kam, norėtumėt, kad jūsų dokumentai pakliūtų kitiems žmonėms? Ar žymiai saugiau, kad vis tik jeigu sistema negali sukelti dokumentų, juos išsaugoja savo, niekam nerodo, niekam neduoda, o jūs patys susikeliat dar kartą savo dokumentus į ofisą. Įdomu, kas yra saugiau. Taip, kad turėkit mintyje, kompanija, ir tai kartoja už 1000 kartų ir dar 1000 kartosiu. Kompanija visiškai oficiali, legali, teisiška kompanija, laikosi absoliučiai visų įstatymų. Ir tie, kurie dejuoja dėl dokumentų saugumo, pasižiūrėkit, kokie apskritai yra įstatymai. Kiekviena tokia kompanija privalo pasirašyti dokumentą, kuriuo ta kompanija garantuoja dokumentų saugumą, garantuoja tai, kad mūsų dokumentai nepaklius į trečias rankas. Be tokio dokumento pasirašymo ji paprasčiausiai negalėtų oficialiai egzistuoti. Taip, kad kompanija pasirašius šį dokumentą ir jį iš tikrųjų saugoja mūsų dokumentų kopijas. Būtent dėl saugumo jų mes nematom savo ofise. Būtent dėl dokumentų saugumo mes juos patys dar kartą turim susikelti į savo ofisą. Ir nemanau, kad tai didžiulė problema sukelt dar kartą dokumentus. Sugaišit pusę minutės, nu gerai, 1 minutę. Taip, kad susikelkim dokumentus, tai yra tiesiog mūsų pačių saugumas. Viskas. Viskas. Baigėsi pastabėlės, kurios man užkliuvo po kojom prieš einant į salę. O dabar pakalbėsiu apie tai, apie ką turėjau šiandieną pakalbėti. Tai yra, kaip jau sakiau, vis dar yra žmonių, kurie visgi iki šiol negavo slaptažodžio. Ir žinau tikrai, kad yra žmonių, kurių tikrai teisingas elektroninis paštas, kurių tikrai teisingas dokumento numeris, bet vis tik tai žmonės negavo.
visi tie, kurie negavo, kaip matot čia ekrane, yra labai paprastas sprendimas, labai paprastas ar nelabai paprastas, bet yra tam sprendimas, ką reikia daryti, jeigu niekaip nepavyksta parsisiųsti naujo slaptažodžio. Pirma, čia reiškia pasakysiu ilgesnį kelią, bet kad jį sutrumpint, tai dar po to pasakysiu, kaip jį galima sutrumpinti. Bet pats ilgiausias kelias tai būtų toks. Nusiųsti prašymą į pagalbos centrą ir tame prašyme ten vienoje vietoje visą laiką reikia, prašo, irgi tą panagrinėsim, tuoj pat pervešim kitą skaidrę. Tame prašyme visą laiką sako pavadinti problemą, kokia problema, ta prasme, įrašyti problemos pavadinimą. Reikia įrašyti no puedo entrar en el back office. Tai yra problema, kuri yra tik šiuo metu, tokios problemos nei anksčiau, nei vėliau nebus. Tiesiog žino tenai pagalbos centre, kad jeigu taip įvardinta problema, reiškia, kad vienintelis dalykas, ko nori, tai antro slaptažodžio, pirmo slaptažodžio, naujo slaptažodžio. Reiškia, pavadinam no puedo entrar en el back office ir tiesiog išsiunčiam tą prašymą. Aš paskui dar panagrinėsim smulkiau, ką reikia rašyti tame prašyme. Antra, šalia to, kad parašot prašymą, reikia įrašyti visus savo duomenis. Tai yra rašyti vardą, pavardę, būtinai parašyti niką, būtinai parašyti elektroninį paštą, parašyti savo telefono numerį ir tiesiog užpildyti pilnai. Trečia, parašę tokį prašymą, jūs gausit atsakymą su nurodymais, ką toliau daryti. Bet kad išvengti šito ilgo kelio, kad išvengti, kad jūs gausit nurodymais, atsakymą su nurodymais, galima iš karto, aš žinau, kokį blanką jums siunčia, kokią formą siunčia, kad ją užpildyt. Reiškia, kad išvengti šito bereikalingo susirašinėjimo, aš dabar jums parodysiu, kokią formą paprasčiausiai užpildot, susegat viską ir tada tuos pirmus 3 punktus mes tiesiog apšokam, negaištam laiko. Reiškia, užpildysit tą formą, nusiųsit ir jau iš karto gausit atsakymą, nežinau, per kiek jie ten atsiunčia, per kiek sugeba, per kiek atsiunčia. Bet esmė tame, kad tada jau būtinai ieškokite, saugokite, sekite, ieškokite tų laiškų šlamšte arba spame, ne šiukšlėse, kaip vakar sakiau, o šlamšte. Nes kažkodėl Google, ypač šitas Gmailas, juokauja su mumis ir dalį mūsų laiškų tiesiog savo norų numeta į šlamštą ir tu daryk, ką nori. Tai va, žodžiu, tokie žingsniai. Dabar parodysiu jums, Ramūnas tarp kitako įdės nuorodą šitų mūsų ir nuorodos paskui pasakysiu yra jau įdėtos naujos pirmam poste. Dabar, čia aš gal jūs sumažinsiu šitaip, oi, ne taip sumažinau. Gal taip trupučiuką daugiau matysit. Žodžiu, kaip reikia rašyti tą prašymą. Čia ne tą nuorodą įdėjai, dabar įdėk nuorodą į suportą kaip įdėjai. Čia Ramūnas formos nuorodą įdėjo, ta prasme, šitą nuorodą paspaudę, jūs tiesiog parsisiųsit savo tą formą, kurią reikia užpildyti. Dabar dar įdės jums tuoj pat Ramūnas irgi nuorodą, kaip pakliūt į suportą. Va įdėjo, nuorodą į pagalbos centrą rašo. Kai paspausit šitą nuorodą į pagalbos centrą, jūs pirmiausia pakliūsite būtent į tai, ką mato dabar savo ekrane, į tokį pagalbos centro pirmąjį pagrindinį puslapį. Pakliuvę į šitą puslapį turit, ten matot viršui, kur čia mano pieštukas, čia matot viršui rašo pliusiukas ir nuevo ticket de soporte. Tai reiškia atidaryti naują užklausimą, naują prašymą, naują prašymą pagalbos centrui. Paspaudžiat šitą pliusiuką ir kai jį paspausite, jums tada atsidarys toks kitas blankas. Dabar, kad čia būtų geriau matyti, mes šitą blanką perkirpom pusiau, tai yra šitą formą perkirpom pusiau, čia kur matot vieną didelį vienetą raudoną,
tai yra tos formos pradžia, čia kur mato dvejetą, tai yra tos formos pabaiga, tai yra, iš tikrųjų, čia yra vienas būtų toks lapas, bet mes, kad tilptų mums geriau, tai surašėm, taip perkirpom, taip, tarkim, pusiau. Čia parodyta, ką tame blanke rašyti. Pirmas punktas. Rašot jūsų niką, tai yra jūsų, žinot, kas yra nikas, tas vardas, kurį išgalvojot, kai registravotės į kompaniją. Į antrų punktų, reiškia, čia parašėt niką, antram ir trečiam įrašot tą e-mailą arba tą elektroninį paštą, su kuriuo registravotės. Toliau ketvirtų punktų rašot vardą pavardę, toliau įvardinti problemą. Va čia būtent, kur rašo įvardinti problemą, tai ir parašot tą no puedo entrar en el back office. Tai yra ta problema, dėl ko rašote, apie ką mes kalbėjom iki šiol, ar ne, iš pat pradžių. Toliau. Kur čia tie sekantis punktai, man atrodo, aš jų net nemą. Ai va, toliau. Čia sekančiam punktelyje turit parinkti kalbą. Čia parašyta geriau anglų kalba, šiaip jau geriau anglų kalba tik todėl, kad paprasčiausiai anglakalbių žmonių mūsų kompanijoje yra žymiai mažiau negu ispaniškai kalbančių, ar rusiškai kalbančių, ar portugališkai kalbančių. Todėl, jeigu rašom prašymą angliškai, jį labai greitai peržiūri. Bet jokių problemų, jeigu jūs norėsit rašyti kitą kokią nors kalbą, ispanų arba rusų kalbą, arba portugalų galbūt, ką žino. Aišku, tas problemos įvardinimas tai yra ispaniškas, kur aš sakiau, no puedo entrar al back office. Čia yra ispaniškas, tokiu atveju jums reikėtų pasirinkti ispanų kalbą. Jeigu renkatės anglų kalbą, tai tą negaliu pakliūti į savo ofisą, turėtumėt parašyti tą frazę angliškai. Toliau, sekantis punktelis. Pasirenkat paketą, kurį turi, tai yra, kas turi bronzą, tai parenka bronzą, kas ten turi kokį kitą boosterį, parenka boosterį, kokį paketą turi, čia reiškia paspaudžia tą rodikliukę ir tokį paketą parenka. Toliau, sekantis punktas. Temos parinkimas. Čia yra išvardinta visa krūva temų, kokios gali būti problemos. Čia raudonai šalia jums Ramūnas parašė išverstas tas temas, temų pavadinimai. Tai yra pirma tema duomenų keitimas, antra tema jeigu problemos su namų darbų darymu, kažkur kažkas ne taip, trečia tema jeigu netinka mėnesio aktyvumas, ketvirta tema komandos bonusai netinka, penkta tema pervedimai, galbūt vienas kitam, kai pervedant pinigus kažkur kažkas netinka, nenuėjo, negrįžo, tos problemos. Penkta, slaptažodžių problema. Šiuo atveju, kadangi kalbam apie slaptažodžius, kadangi kalbam, kad jūs negalite įeiti į back office ir dėl to, kad neturit slaptažodžio, reikėtų parinkti būtent šitą 6 punktą. Ko gero, va čia ir yra. Būtent reikėtų parinkti šitą 6 punktą, tai yra slaptažodžių problema. 7 punktas, apskritai, kas nori panaikinti savo sąskaitą Libertacijoje. 8 punktas, jeigu yra problemų su produktu Click Plus. 9, kažkokia kito tipo problema, kurios tiesiog nenumatė kompanija, neįrašė. Na ir paskutinis punktas, kai turim problemas su pervedimu pinigėlių, jeigu turim problemas su pervedimu pinigėlių į banko sąskaitą. Žodžiu, parenkam problemą ir einam prie sekančio punkto. Čia mūsų, reiškia, tos problemos susidarė ir uždarė, bet iš tikrųjų tai šitoj vietoj, kaip čia man dabar nubrėžti, šitoj vietoj yra toks, tuoj nubrėšiu, kaip nors kreivai, šleivai, bet vis tiek nubrėšiu. Šitoj vietoj šiaip jau būna toks didelis laisvas kvadratas. Tame dideliame laisvame kvadrate reikia paaiškinti problemą. Kadangi dėl slaptažodžio negavimo yra labai viskas aišku, tai tiesiog gali ten daug aiškinti ir nereikia, vėl pakartoja tą pačią problemą. No puedo entrar en el back office, negaliu pakliūti į savo ofisą, arba ją parašot angliškai, arba rusiškai, žiūrint, kokią jūs kalbą pasirinksit. Bet šalia to, kad čia viršui turėsit parašyti problemos pavadinimą,
po apačia būtinai surašyti savo duomenis, ta prasme informaciją. Tai yra parašyti, reiškia, to, ką trūko dar, kur aš čia buvau įsirašius, kad nepraleisčiau ko nors. Žodžiu, parašyti, apart to, kad čia jau mes žinom, kad parašėm savo e-mailą, savo niką, savo vardą, pavardę, dar pridėkite savo telefono numerį, savo gyvenamąjį adresą ir dokumento numerį. Kuo daugiau duomenų būna, tuo greičiau jį kažkodėl tai viską tvarko. Žodžiu, pridedat savo duomenį. Ką darot tada? Čia yra tokia, po tuo kvadratu, čia yra tokia mėlyna frazytė, paprastai tai ten rašo anexarum archivo, tai reiškia, kad pridėti archyvą. Jeigu paspausite šitą mėlyną, reiškia, frazę, jums atsidarys toks papildomas langas, kaip visada, iš bet kur, kai siuntit, kai norit prisekti, kad ir paprasčiausią elektroninį paštą, elektroninį laišką rašydami, kai paspaudėt tą, atsidaro, iš kur galit parinkti kažkokį archyvą. Reiškia, paspaudžiat šitą ir čia paspaudus reiks pridėti kitą užpildytą dokumentą. Tuo aš parodysiu, koks tas kitas turi būti dokumentas. Dabar tik tai su šitu pabaigiu, o tada eisim prie kito kalbėti, ar ne? Reiškia, tą antrą dokumentą, apie kurį dabar kalbėsim, turėsit prisekti čia. Paspaudę šitą mėlyną frazę, prisegat tą antrą dokumentą. Kai priseksit tą antrą dokumentą, tai vėlgi čia įvedat tą jau mūsų nelaimingą saugos kodą. Ta prasme, mato čia skaičiukai, gali būti raidytės, gali būti nežinau kas. Jau žinom, jau turim praktikos daug su saugos kodais. Ir čia apačioje paspaudžiat send arba NVR, tai reiškia, kad siųsti. Ir tokiu būdu jūsų prašymas bus nusiųstas. Jeigu aš čia visą laiką kalbėjau apie tą situaciją, kad neatsisiunčia, tiesiog nepavyksta atsisiųsti slaptažodžių ir negalim įeiti į back office, į mūsų ofisą, tai lygiai ta pati istorija su bet kuria kita problema. Čia pas mane kreipėsi vienas kitas žmogus, kažkas suklydo elektroniniam pašte, kažkas suklydo galbūt kokį numerį rašydamas, ne tokį numeriuką įrašė. Visas klaideles, kurias jūs padarėt, registruodami ar dar kaip nors, taisymo kelias lygiai tas pat, jūs turit taip pat čia įeiti, turit įeiti su šitą nuorodą į pagalbos centrą, kur Ramūnas jums įdėjo, turit užpildyti visas šitas skiltis lygiai taip pat, tik tai, aišku, pasirenkat tarp šitų, čia kur Ramūnas rašė, kur Ramūnas mums išvertė į lietuvių kalbą, pasirenkat problemą pagal jūsų problemą, ta prasme. Jeigu kažkokių duomenų keitimas, ten kokio numerio neįrašėt ar elektroninio pašto keitimas, tai pasirinksit pirmą variantą, o čia tą patį pirmą variantą pasirinksit. Jeigu ten, tarkim, nežinau, kokia kita problema bebūtų, pasirenkat savo reikiamą problemą ir tam paskutiniam kvadrate ją detaliai paaiškinat, kad ten aš registravau, ten suklydau vieną numeriuką, ar kad ten man keičiau pasą, mano pasikeitė pasas ir su keitimu paso keičiasi paso numeris, todėl noriu, kad pakeistumėt man iš tokio paso numerio parašot seną į naują mano paso numerį, parašot naują paso numerį. Nu, žodžiu, kiekvienas būtinai labai smulkiai detaliai išaiškinat savo problemą. Aiškinti reikia taip, tarsi aiškintumėt 5 metų vaikui, kad taip aiškinkit, kad tą problemą suprastų net 5 metų vaikas. Kuo detaliau išaiškinsit, tuo greičiau gausit atsakymą, tuo jums nesiuntinės užklausimų, kad ten kažko nesuprato ir taip toliau. Detaliau išaiškinti tiesiog tam, kad greičiau būtų išsispręstų problema. Na ir dabar eisiu, parodysiu jums tą sekančią formą, kurią reikės prisekti, paspaudus šitą mėlyną frazę. Anexarum archivo. Va. Čia mes turime tą formą. Ta forma, kaip ją turėsite parsisiųsti.
parsisiųsti, kurio nuorodą Ramūnas irgi įdėjo. Ta pati pirmoji nuoroda, kurią įdėjo Ramūnas, jeigu paspausit šitą nuorodą, parsisiųsit tuščią, aišku, šitą formą. Ji čia irgi kirpta į dvi dalis, tiesiog, nes jeigu būtumėm nekirpę, tai būtų labai smulkios raidytės, neįmanoma įskaityti, neįmanoma pasižiūrėti, todėl mes ją perkirpom, o iš tikrųjų tai jūs parsisiųsit vieną cielą lapą, tokį vieną pailgą lapą. Reiškia, ką reikia daryti su šita forma? Kaip matot, pirmas toks kvadratas, jį paprasčiausiai paspausit šitą kvadratą ir atsidarys vėlgi galimybė įdėti jūsų dokumento kopiją. Ta prasme, jūsų, pavyzdžiui, kortelės kopija, kur yra nuotrauka. Nu, čia labai aiškiai matosi, ką reikia įdėti. Tada paspaudžiat kitą kvadratą ir čia įsikelia tiesiog taip sutvarkytas šitas dokumentas, kad tame pačiame dokumente paspausit ir tas kopijas iš kompiuterio galėsit įdėti. Čia įdėsit, reiškia, kitą pusę dokumento. Aišku, jeigu žmonės registravosi su vairuotojo pažymėjimu arba su pasu, tai gali dėti 2 kartus tą pačią. Ir tada važiuom toliau. Šitus langelius, kur čia matot, juos reikia užpildyti, ką čia reikia rašyti, jūs čia aiškiai matot, pirmiausia rašot vardą pavardę, toliau čia apačioj parašot jūsų niką, čia parašot jūsų elektroninį paštą ir vėlgi tas pats, ta pati istorija šitam kvadrate, smulkiai aprašot jūsų problemą. Čia ir šituo atveju, kurie negavo slaptažodžio, bet lygiai taip pat viską reikia daryti visais kitais atvejais, kokią problemą beturėtume. Tai yra, aišku, dėl slaptažodžio tai ten viena frazė, nes visi jie žino, negaliu pakliūti į back office. Ką tai reiškia, jau ten kompanijoje žino puikiausiai, kad tai reiškia žmogus negauna slaptažodžio. O šiaip visų kitų problemų atveju, kuo galima detaliau išaiškinti. Išaiškinus problemą, vėlgi, būtinai parašot gimimo datą, adresą ir telefono numerį. Na ir lapo šitos mūsų formos kairiai pusėje pačioj, čia kur matot tas lietuviškas toks raudonas tekstas, ten bus toks kvadratas, kurį paspausit ir galėsit įkelti savo parašą. Neapsakomas palengvinimas, nes anksčiau reikėdavo šitą lapą va tokį pusiau užpildytą, bet nepasirašytą. Reikėdavo atsispausdinti, pasirašyti ranka, nukopijuoti ir tik tada prisekti. Dabargi mums padarė didžiulį palengvinimą, nes šito lapo atsispausdinti nereikia. Ką mes turim padaryti? Tiesiog ant balto popieriaus lapo, ne ant šito, o šiaip ant bet kokio popieriaus balto lapo pasirašom, tą mūsų parašą nufotografuojam ir jį įsikeliam į kompiuterį, tą parašo nuotrauką įsikeliam į kompiuterį. Ir tokiu atveju paspaudę šitam kvadračiuke, šitas kvadračiukas lygiai taip kaip ir šiti dideli kvadratai, lygiai taip kaip šiti dideli kvadratai leidžia paspaudus įkelt kopiją, lygiai taip paspaudus šitą kvadračiuką irgi leidžia įkelt kopiją. Tik ten jūs įkelsit to jūsų parašo nuotrauką. Tokiu būdu nereikės atsispausdinti šito lapo, nereikės pasirašyti ranka ir nereikės vėl iš naujo, žodžiu, nereikės ilgos istorijos, nes ne visi mes turim printerius namuose, ne visi mes galime atsispausdinti iš karto. Taip, kad padarė tokį didžiulį palengvinimą, pasirašėt, nufotografavot ir tą nuotrauką parašo įkėlėt. Ir tokiu būdu šitą visą blanką, va tokį formą tokią užpildytą, kaip sakiau prieš tai, čia užpildėt, įkėlėt savo parašą ir tada, kai jau jis paruoštas, paspaudžiat, kur aš čia pabėgau, paspaudžiat šitą mėlyną, čia mes gal pirmą ištrinsim, tai bus biškiuką gražiau, paspaudžiat šitą mėlyną frazę, aneksar archyvo ir paspaudę šitą frazę prisidės jums šita užpildyta forma. Užpildyta ir pasirašyta forma. Tai va, tokiu būdu
Savaime suprantama, labai gaila, kol kas lietuviškai negalim rašyti, bet tokiu būdu jūs kiekvienas iš jūsų savarankiškai jau galėsite išspręsti bet kokias problemas. Tuščios formos nuorodos yra ir tos nuorodos taip pat sukeltos į mūsų, kaip žinot, grupės pirmąjį postą, reiškia taip ten parašyta. Viena nuoroda yra parašyta taip, kaip kreiptis į pagalbos centrą. Jeigu parsisiųsite šitą, kaip kreiptis į pagalbos centrą, tai parsisiųsit šitas skaidres, šitas 4 skaidres, kurias dabar matot. Šitas skaidres, ant kurių aš čia jums paišiau ir aiškinau. Tai šitos skaidrės vadinasi, kaip kreiptis į pagalbos centrą. Toliau pirmam poste rasit nuorodą, kur parašyta nuoroda į pagalbos centrą. Tai reiškia, jūs parsisiųsit tą nuorodą, kur Ramūnas įdėjo va čia apačioj antrą nuorodą į pagalbos centrą. Reiškia, turėsit pirmam postė šitą nuorodą. Kokia be būtų problema, nubėgat į pirmą postą, paspaudžiat šitą nuorodą ir, reiškia, ir galit jau pradėti pildyti tą prašymą. Trečias toks, ten pirmam postė yra pavadinta, formą galite parsisiųsti iš čia. Tai čia paspaudę šitą nuorodą parsisiųsit šitą antrąją formą, į kurią galima įkelti nuotraukas, kopijas šitų dokumentų ir čia šitą pačią paskutinę, kurią dabar ir matot. Tai va, žodžiu, visos nuorodos ten yra, šitos skaidrės irgi bus pirmam poste, galite jas parsisiųsti, jeigu kam reikės, detaliai smulkiai išsinagrinėti, kur ką rašyti, kur ką daryti. Ir viską puikiausiai galėsit užpildyti. Tik tai tiek, kad jeigu yra žmonių, kurie kalba tik angliškai, kaip gerai būtų, jeigu yra žmonių, kurie kalba tik lietuviškai, vadinasi, surašykit tekstelį lietuviškai ir prašykit, kad kas nors jums padėtų išversti, ta prasme, išversti ar į anglų, ar į ispanų, ar į kokią nors kalbą. Aišku, visada patariu anglų, todėl kad vienareikšmiškai, rašant prašymus angliškai, labai greitai atsakoma iš tų prašymų. Tai va, žodžiu, tiek informacijos, ką norėjau jums šiandien pasakyti, mano laikas jau sudegė visiškai. Labai apgailestauju, iškalbėjau ir neliko laiko net klausimams, nebent, gerai,